Tradicinis sūrių pyragas pažįstamas daugeliui. O aš pagaminsiu japoniško sūrių pyrago versiją, kuri išsiskiria savo purumu ir lengvumu. Fėja, papasakok, kokių ingredientų mums prireiks. Ačiū, Fėja! Taigi pradedam nuo to, kad pašildome kiaušinio trynius, varškės sūrį, jūzų pastą ir miltus. Visą tai šildome virš vandens vanelės, kad mūsų kiaušinė neturėtum tiesioginį kontaktą su ugnimi ir neišvirtų anksčiau laiko. Ir šildome iki tol, kol sūris pilnai ištirps. O kai sūris ištirpo ir gavosi vientisą masę, įberiame baltąjį šokoladą ir išmaišome. O dabar suplakam kiaušinių baltymus ir cukrų iki blizgių putų. O paskui gautą moringą sujungiam su mūsų baltojo šokolado ir sūrių masė. Gautą moringą sumaišome su sūrio ir baltojo šokolado masė. O gautą masę įpilame į formą, kurį aš beje prieš tai paruošiau. Sutepiau sviestu dugną ir išklojau kepimo popieriumi. Visą tai didesniai formai ne veltui. Aš 3/4 pripilsiu verdančiu vandeniu. Dedame į orkaitę ir kepam apie 40 minučių 150 laipsnių temperatūroje. Kai jis iškeps, neskubėkite traukti iš orkaitės. Leiskite dar 15 minučių šiltai pastovėti. Pilnai atvėsinkite, ištraukite ir padėkite į šaldytuvą. Ten jis turi pernakvoti ir sulaukti rytinio pusryčio meto.